Labą dieną. Labą. Norėjau paklausti jūsų vieną klausimą, gerbiamas ministrė. Dabar vienas iš ateitingų 5 principų yra inteligentiškumas. Tai lyg ir pareigo moksleivius ateitingus stengtis mokyklai labai smarkiai ir dėti daug pastangų. Tačiau dažnai dabar tarp moksleivių yra paplitus tokia pažiūra ir įrodyta empiriniais tyrimais, jog moksleiviai vertina pažintis daug labiau negu išsilavinimą. Ir sako, kad nėra jokio tikslo mokytis ir universitetuose svarbiausiai praslys, kad gautum popierių. Tai ką galėtumėt pasakyti tokiem moksleiviams? Visi tai nesiskaito žvelgiant į ateitį. Jeigu tai galiojo atgal, tai nebūtinai galios į priekį. O ar jauniems ateitininkams, moksleiviams, ar apskritai besidomintiems noriu pasakyti, investicija į save yra ne dėl popieriaus ar ne dėl pozicijos gavimo. Studijos, mokymasis ir inteligentiškumas iš to atsirandantis yra reikalingi kiekvienam asmeniškai. Ir aš manau, kad su mokytojų pagalba, o ne vien popso tendencijų vedini mes tikrai diegsim tą kultūrą, kuri veda prie tikro, ne paviršutiniško rezultatų siekimo ir tikslo siekimo ne kreivais šleivais po kiliminiais būdais, o normalių civilizuoto keliu. Aišku, dėkui. Gal dar būtų galima paklausti, kaip Jūs manot, ar švietimo ministerija turėtų kaip nors prisidėti prie būtent senų ir tradicijos turinčių organizacijų kaip skautai, ateitininkai, maironiečiai stiprinimo, ar turėtų traktuoti vienodai visas organizacijas ir naujai besiturinčias ir senas? Ateitininkai, skautai yra tarp stipriausių Lietuvoje organizacijų ir natūralu, kad stipriausios organizacijos turėdamos didžiausią ir narių skaičių, ir įdirbį, ir vadybinius gebėjimus sulaukia ir paramos daugiau ir pirmiausia iš ministerijos ar kitų institucijų pusės mes esam pasiruošę remti veiklą, o ne organizacijas. Tie, kas turi idėjų ir projektų, tie, manau, ar per europinius mūsų skelbiamus projektus, ar kitais būdais bus remiamos. Ir dar vienas klausimas, ar pats dalyvaut kokios nors jaunimo organizacijos veikloje, kai buvote moksleivis? Kai moksleivis aš buvau pionierius, turiu prisipažinti, bet tai buvo tokie laikai, bet prasidėjus pokyčiams buvau neformalaus pankų judėjimo aktyvus narys, buvau futbolo sirgalius, Žalgirio, važinėjau po visą Tarybų sąjungą su jais. Taip, kad neformaliam jaunimo judėjime aš buvau aktyvus, o atkūrus nepriklausomybę universitete jau įsijungus buvau studentų sąjūdžio lyderis ir vienas iš tų, kurie stūmėm pokyčius universiteto mastu. O ar galėtume trumpai paskatinti moksleivius dalyvauti organizacijos užklasiniai veikloje aktyviau, nes Lietuvoje įsitraukimas pakankamai menkas. Tai kokie Jūsų nuomonė pagrindiniai trumpai bruožai geriausi šito? Tai yra tame tarpe dalykai, kurie po to atsipirks su kaupu. Tai yra socialiniai ryšiai, gebėjimas bendrauti, reikšti savo mintis, retorika ir kiti dalykai. Ir aš manau, kad gerą mokymasi su visuomeninė ir užklasinė veikla tiesiog įmanoma suderinti, o netgi, sakyčiau, jeigu tai daryti protingai, užklasinė veikla net gali padėti mokymuisi. Ačiū Jums labai. Malonu.